Taigi, panos, kaip visada, mes su Maniškiu ruošiamės pačiom paskutiniam akimirkom ir niekada gyvenime nesidedam lagaminą dieną prieš, net į ilgas labai keliones. Tai va, ką, mes sudėjom belia kaip jau daiktus, sukrovėm belia kokį didžiulį lagaminą, nes negalvojom prieš tai, ką dėti, ir neždėlika. Ir Maniškis jau lagaminą nunešė į apačią. Ir ką man tada imti? Palaukit, paimsiu. Aš pasimsiu kriaušų. Tai va, pasiėmėm kriaušų. Kad valgyt laive. Vienu žodžiu, nesąmonė. Gerai, tai va. Štai taip, pasiėmu aš savo tašę. Ir pasimsiu tos šalmus. Nes varysim mes su motociklu, vešim į Korsiką, plukdinsim, tai va, nežinau, parodysiu gal tiesiog outfitą tokį simple ir ką. Tai štai taip aš atrodau, nežinau, ar nufilmavau pirmus video, nes skambina man be paliovos visi. Tai štai aš tokia apsikrovus visa ir dar trūksta šalmų, tai va. Tai keliauju tada į apačią ir brangiai, mes jau atvažiavom į laivą. Šiaip pasiklydom, nes su mumis kelionės visada būna žiauriai įdomios. Tai mes arba vėluojam, arba pasiklystam, arba šiaip, nežinau, whatever žodžiu. Labai daug mašinų čia. Žiūrėkit, krovininis laivas. Gerai, žodžiu, trukduosiu žmonėm vaikti. Taigi, brangieji, sveikinu su jumis jau laive ir iš tikrųjų bandžiau jums pafilmuoti kažkiek akimirkų iš tol, kol važiavom. Bet mes nebūtume mes su mano draugu, jeigu nepražiopsotumėm normalaus kelio tikslaus ir mes tiesiog nuklydom truputėlį į kitur. Ir ką, dabar mes jau pagaliau esam laive ir bandysiu kažką jums sudėlioti iš to, ką filmavau prieš tai, jeigu kas nors klausis. Tai ką, ir aš labai džiaugiuosi, iš tikrųjų laivas nėra kažkokia pramaga ir panašiai, bet tai yra mano pirmas kartas su tokiu didžiuliu krovininiu laivu. Vieną, tiesą sakant, ėmėme Korsikoj, ne Korsikoj, atsiprašau, Kostarikoj, bet jis buvo šiek tiek mažesnis ir buvo šiek tiek kitoks. O čia mes plauksime visą dieną, nes tenais plaukėme 3 valandas, o čia plauksime visą dieną, tiksliau naktį. Pasiėmėme kabinas, jums vėliau parodysiu. Ir ką? Tiesiog noriu jums parodyti vaizdą, kokį mes dabar matome. Mes dar neišplaukėm, bet štai. Dėl to aš noriu pasakyti, kad yra žiauriai nerealu gyventi prie jūros, nes, na, iš tikrųjų, aš bent jau tokio vaizdo neiškeičiau į nieką. Tai štai. Taigi, brangiosios, kaip ir sprendžiat iš mano užtinusio veidelio, galite spręsti, kad mes ką tik atsikėlėm. Ir naudosiu tą progą ir rodau jums už savęs, kaip atrodo pats laivas, nes šiaip laiko nelabai turiu, nes kaip visada mes vėluojam, labai vėlai atsikėlėm, labai greit susiruošėm. Man atrodo, dėl to aš taip labai retai ir dažausi, nes neturiu tiesiog laiko. Taigi, brangiai, mes jau Korsikoj ir ką aš tiesiog norėjau jums pasakyti, kad dabar prisiminimai man verda, nes aš Korsikoj dirbau 3 mėnesius ir aš gyvenau su tokia panele iš Vengrijos ir mes pastoviai atvarydavom į šitą parduotuvę prekintis maisto namams.
Ir nežinau, man tokie prisiminimai, nes ši panelė iš tikrųjų nešnekėjo prancūziškai ir nešnekėjo angliškai. Nu, prancūziškai šiek tiek šnekėjo. Tai mes vienu žodžiu buvom sukūrusios vos ne savo kalbą ir prekybos centre, kai visi prancūzai, kai klausydavo, kaip mes šnekam prancūziškai, jie nieko nesuprasdavo ir galvodavo, iš kokio kosmoso šitas merginas atvažiavusios. Vienu žodžiu, tai va, šiek tiek prisiminimų. On s'était arrêté. Est-ce que c'est sur cette route-là qu'on avait faite? Non, j'ai jamais fait cette route. Jusqu'ici, on la connaît pas vu. Là, tu viens ou pas? Taigi, labas panelės, mes po 2 dienų jau, ne, po 1 dienos iš tikrųjų randamės Korsikoje, bet visiškai kitoje vietoje. Ir vienu žodžiu mes atverėm dabar į namą, kurį išsinuomavom visą šeimą. Nekreipkite dėmesį mano raudoną nosį ir šiaip raudoną veidą. Tai va, tiesiog norėjau jums parodyti vaizdą, kokį mes turim čionai. Ils sont là. Le terrain il est profond, donc tu vois, tu mets les enfants. Est-ce que la dame elle est brune? Ouais, là, ça pourrait. Faut pas qu'il monte sur ici, descendre. Allez, viens, viens. Ah, t'as acheté les couteaux et tout? Ah oui. Et ouais, et Véro, le couteau suisse que j'ai sorti hier. Et comme ça, on le garde dans la voiture. C'est lui, le couteau, tu peux pas retrouver. Il est où? Il est dans le sac? On va à Portich, non, c'est pas mal Portich. Oui, c'est joli aussi. T'as vu comme il fait? C'est pour enlever les mouches des yeux. Ah, je sais pas, hein. Ouais, c'est pour Sinon, enlever ces mouches. tous les chevaux, il aurait fait ça, hein. Et il tombe pas, hein, ça doit tourner la tête, hein. Il est même coiffé comme l'autre. Taigi labas, mano mylimieji, ir ką aš norėjau jums pasakyti, kad iš tikrųjų gailiuosi labai, kad labai nedaug pafilmavau jums ištraukų iš mano atostogų iš Korsikos, bet iš tikrųjų buvome visą laiką su šeima, visą laiką kažką veikėme, kažką kalbėjome ir tiesiog nenorėjau užgožti to laiko su šeima, filmuojant video. Tai va, šiandien mes esame Porto Vecchio, jo jau visa šeima išvažiavo, tai mes esame su Maniška pusbroliu. Ir ką, norėjau pasakyti, kad labai keista iš tikrųjų prisiminti, kaip aš čia buvau, dirbau ir visur čia važinėjau šitą miestą Porto Vecchio. Ir ką, tiesiog dabar galbūt jums parodysiu, kaip atrodo pliažas, į kurį dažnai aš varydavau vasarą, kai čia dirbau. Ir tiek. Nežinau, sutiksim tada vėliau. Comme dégustation. Merci. On n'est pas des pantins, on n'est pas des pantins. Qu'est-ce passa? De roche, c'est bon? C'est quoi ce dégueulasse? C'est quoi?
Taigi, brangiusios, nustebsit mane pamatę šiame fone tarp daug dešrų. Tiesiog norėjom pasakyti, kad čia Korsikoje ir apskritai daug kur Prancūzijoje labai ir skaniai yra daromas tokios dešros, kumpiai ir panašiai. Mes dabar užsukome tiesiog nupirkti kažkiek produktų luktuvėm. Tai va, nežinau, gal nerodysiu kaip čia kas, nes matot už manęs, kad daug visokių dešrų. Ah, je croyais que tu les aimais bien en fait, non, pas trop, pas plus que ça, hein. Pardon? Je croyais que tu les aimais bien. Ouais. Moi je suis droit avec les droits. Tordu avec les tordus. Oui, chez nous, et il avait Xavier qui était toujours là, mais de temps en temps, et on vit, voilà. Moi, quand tu me disais pour la monnaie, oh, quand on demandait la monnaie après, Tout à l'heure, je l'ai pris en main tout à l'heure. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il a dit? Bah alors, je suis arrivé, je dis, ah, tu me passes? Arrivo a Marsiglia e poi domani sera arrivo a Ginevra. No, sabato. Dai. Cerca di venire, eh? Bacio Mariella, ciao.